Susitikimai su mylinčia šviesa. Endžio iš Anglijos pasakojimas. Staiga aš pažvelgiau žemyn ir pamačiau, kad mano kūnas guli purve. Bet juk aš čia, viršuje. Aš galėjau matyti ir jausti. Man nebuvo šalta. Aš negulėjau purve. Aš jaučiau šilumą, buvau kupinas meilės ir ramybės. Negaliu šito paaiškinti. Tik per 1 milisekundę nuo šalčio, skausmo ir siaubo pojūčio perėjau prie meilės, taikos, laimės būsenos ir šypsenos. Po to pažvelgiau į kitą pusę nuo savo kūno ir ten pamačiau tunelį ir šviesą jame. Šviesa buvo tokia ryški, kad atrodė ryškesnė už 10 000 saulių. Aš pagalvojau, nuo tokio milžiniško kiekio šviesos mano akių tinklai neturėjo sudegti, bet ji nesudegė. Tai buvo švelni ir kartu didinga šviesa. Tarsi švelnus magnetas, ta šviesa traukė vis artyn ir artyn. Kuo labiau artėjau prie šviesos, tuo labiau jaučiausi užlietas meilės, besąlyginės meilės. Kai visiškai priartėjau prie šviesos, staiga pasijutau patekęs į milžiniškos sferos vidų. Dydžiu ji prilygo dideliai krepšinio arenai. Aš sustojau šios sferos viduryje ir viskas aplink mane, visose šios sferos atkarpose, viršuje, apačioje, iš šono, kairėje, dešinėje, visur staiga atsirado miniatiūriniai televizorių ekranai, kuriuose buvo rodomi mano gyvenimo epizodai. Viskas, kas su manimi kada nors vyko. Visą tai galėjau matyti, galėjau prisiliesti, jausti kiekvieną emociją, kurią jaučiau bet kurioje savo gyvenimo atkarpoje. Kai sutelkdavau dėmesį į vieną televizorių, iš karto atsidurdavau jame ir iš naujo išgyvendavau anksčiau praeitą gyvenimo etapą. Vos tik nukreipdavau dėmesį į kitą ekraną, tuoj pat būdavau įtraukiamas į kitą situaciją, į kitą gyvenimo atkarpą. Visa tai turėjo trukti tam tikrą laiko atkarpą. Bet jūs turite suprasti, kad kai esate amžinajame dabar, laikas netenka prasmės. Nustoja egzistavusios tokios sąvokos kaip vakar, šiandien, rytoj. Viskas vyksta tą pačią akimirką ir iškart. Kalbant žemišką kalbą, aš buvau ten gana ilgai. Paskui staiga iššokau iš tos sferos ir atsidūriau šviesos akivaizdoje. Šviesa buvo tokia šilta, skaisti, viską atleidžianti. Joje nebuvo nei smerkimo, nei nuosprendžio, nebuvo kaltės ar gėdos. Nebuvo nieko, išskyrus meilę ir santarą. Šviesa žinojo, ką aš kada nors galvojau, dariau, ar ką kada nors padarysiu. Ji žinojo viską ir ji sveikino mane. Po to šviesa tarė: Endi, nebijok. Man tai padarė didelį įspūdį. Turiu galvoje, įspūdį padarė tai, kad šviesa pažinojo mane ir pavadino vardu. Ji pasakė: Endi. Man tai patiko. Ir tada šviesa pridūrė: Endi, aš myliu tave. Ir pakartojo: Endi, mes mylime tave. Kai šviesa ištarė žodžius: Mes mylime tave, aš pažvelgiau į šviesos gilumą, į tai, kas buvo tarsi už šviesos,
o šviesa buvo didžiulė, milžiniškos formos. Aš niekada nemačiau nieko panašaus. Net negaliu to aprašyti. Ir už šviesos pamačiau milijardus kitų ugnelių. Ir visos ugnelės pažinojo mane. Ir visos jos milžiniškų chorų sveikino. Būk pasveikintas grįžęs namo, Endi. Ir aš garsiai ištariau. Aš namie. Galiausiai aš grįžau namo. Šviesa mane sveikino. Šviesa išlydė mane į šviesą. Ir aš pats tapau šviesa. Aš žinojau visą tai, ką žinojo šviesa. Aš pažinau visą visatą. Aš žinojau viską apie gėles, apie augalus, apie asteroidus, apie Saulę, apie viską. Neliko jokių klausimų šviesai. Kodėl? Todėl, kad žinojau visus atsakymus. Aš nieko neklausinėjau. Mes juokėmės, mes žaidėme. Beje, šviesai būdingas puikus humoro jausmas. Pavyzdžiui, aš pamačiau kai kuriuos dalykus, kuriuos nuveikiau per savo gyvenimą. Ir mes ėmėme juoktis, pamatę, kaip rimtai savo laiku žvelgiau į tuos dalykus. Juokiausi, nesupratau, kad gyvenimas čia, žemėje, yra niekas kita kaip iliuzija, kaip žaidimas. Todėl nereikia visko imti taip giliai į širdį. Šviesa turi nuostabų humoro jausmą. Ir mes juokėmės, kalbėjomės, labai smagiai leidome laiką. Po to šviesa tarė: Endi, tu privalai grįžti. Man nereikia atgal, atsakiau šviesai. Aš namie, aš lieku čia. Ir tada šviesa pakartojo: Endi, tau reikia grįžti. Aš atsakiau: ne, tu nesupranti. Aš nenoriu į tą kūną, nenoriu grįžti į žemę. Čia, šviesoje, aš namie. Ir tada šviesa trečią kartą tarė: Endi, reikia atgal. Vos tik mano galvoje nuskambėjo paskutiniojo žodžio paskutinė raidė, pasijutau įtrauktas į savo kūną. Ir vėl pajutau skausmą ir nerimą dėl savo kūno. Vėl atsidūriau paplūdimyje. Mano draugai maigė mano krūtinę ir pumpavo vandenį iš plaučių. Aš kosėjau, iš burnos pylėsi vanduo. Vėl buvau pilnos sąmonės. Ir aš verkiau. Draugai manė, kad verkiu iš skausmo, bet aš verkiau dėl to, kad buvau jau ne šviesoje, kad buvau savo kūne, kad grįžau.